Teigiama, kad viskas turi pradžią. Sakoma, kad medžio pradžia sėkla. O iš kur jie žino, kad sėkla yra pradžia? Gal sėkla yra galutinis produktas? Mokykloje jums to nepasakoja. Jie turi jūs padaryti vienodus, kad galėtų jūs kontroliuoti. Kai prasideda karas, jie padaro jūs patriotais. Tokio dalyko kaip tu nėra visai, o žmonės vis kiša savo individualumą. Visa tai nesąmonė. Kol būni jaunas, tavi galva pumpuoja mėšlą, pasakas apie pelenes, krikščionybę. Leiskit jums papasakoti apie kūdikius. Jie gali mokytis technologijų, elektronikos, agrokultūros. Vaikai gali mokytis bet ko taip pat greitai, kai pasako apie milžinus ir pupas. Pakeliui jis sutiko karvę, mumų pasakė karvę, baba pasakė vis. Pumpuojami vaikų galvas tokį mėšlą ir dar tikimės, kad jie užaugs normalus. Kai tu būni kūdikis, jie tavęs klausia, kas tave myli labiausiai pasaulyje ir tu atsakai, nežinau, tavo mamytė ir tėvelis. Kuri šalis nuostabiausia pasaulyje? Nežinau, mūsų šalis. Kūrybingumas yra žinomo elementų sudėjimas unikaliu būdu. Aš bandau grąžinti jums tą smegenų dalį, kurią jūs praradote mokykloje. Bandau parodyti jums, kaip veikia pasaulis. Jeigu nori geresnio pasaulio, tai pakelk užpakalį ir padaryk jį tokiu. Ateitis labai skirsis nuo šiandienos. Projektas Venera nėra tik nauji miestai ar nauja architektūra, tai naujas mąstymo būdas. Noriu, kad suprastumėt, jog žmogus atspindi savo kultūrą. Ne vieno kino kūdikis negimė jau mokėdamas kalbėti kiniškai. To jis išmoko tik veikiamas tos kalbos. Paveldėti ar perduoti tokius reiškinius kaip fanatizmas, prietarai, gobšumas neįmanoma. Visa tai yra išmokstama kultūroje ar subkultūroje. Skirtumas tarp serijinio žudiko ir šventojo yra tik aplinka. Ir tą labai sunku priimti, nes tai kelia daug klausimų. Nėra tokio dalyko kaip natūralūs instinktai. Visos tos nesąmonės yra išmokstamos. Tuo sunku patikėti, nes aš tikiu, jog sprendimus priimu pats ir nesijaučiu nieko įtakojamas. Taip atsitinka dėl to, kad įtakojami mes esame nuo pirmų gimimo dienų. Prieš daugelį metų aš savęs paklausiau, kaip mes galime pakeisti pasaulį, kuriame tiek daug skirtingų vertybių, skirtingų žmonių, mąstančių skirtingai. Atsakiau savo, nežinau. Tai pirmas dalykas, kurį reikia išmokti pasakyti. Aš nežinau. Mes nemokame priartėti prie skirtingų žmonių. Kaipgi mes pastatysime protingesnį pasaulį? Aš suvokiau, kad žaidimo taisyklės, pagal kurias veikia ši visuomenė, yra neišmintingos.
Yra produktai, yra žmonės, kuriems reikia tų produktų, bet jie neturi pinigų. Senoviško žaidimo taisyklės yra neveiksnios. Dėl to aš pradėjau dirbti ties visuomenės perprojektavimu. Mąstymas ir logika nėra efektyvūs būdai priartėti prie žmonių. Tai padaryti reikia metodais, kuriuos jie supranta. Jeigu nepavyksta, reikia bandyti prieiti iš kitos pusės. Jie supranta, jeigu kažką jiems pademonstruoji. Aš pradėjau klausinėti, iš kur tu žinai, kas yra teisinga. Gal tai tik tavo primesta tiesa? Reikia žiūrėti į bendrą vaizdą. Jie teigia, kad Dievas davė mums nagus tam, kad įkandus vabzdžiui galėtume pasikasyti. Tai kodėl Dievas sukūrė kandančius vabzdžius? Suprantate, viskas tampa painu. Jie sako, mes tikime į gamtą, gamta harmoninga. Kiekviena didelė žuvis ėda už save mažesnes. Kiekvienas organas savo kūne pastoviai kovoja su įsiveržiančiomis bakterijomis. Ar tai jūs laikote harmoniją? Kosmose yra planetos, kurios sprogsta. Meteoritai, kurie trenkiasi vienas į kitą, taip pat sprogsta. Kokia viso to prasmė ir tikslas? Koks potvinių tikslas? Skandinti žmonės? Jeigu viskame norime ieškoti prasmės, reikia žiūrėti bendrą vaizdą. Žmogus primetinėja savo vertybės gamtai. Monetarinėje sistemoje išlikti padoriu yra labai sudėtinga. Mes norime nutraukti visus nuobodžius monotoniškus darbus, juos automatizuoti ir taip išlaisvinti žmonės. Ateities valdžioje nebus žmonių, nes kiekvieną kartą patekę į valdžią žmonės susimauna. Jie visi tampa korumpuoti, jiems nuolat mokami kyšiai, jie vėl ir vėl sukelia karus, krizes, depresijas. Jie nėra išsprendę nė vienos problemos. Mašina priešingai neturi jokių ambicijų. Ji nenori nieko užgrobti, negali reaguoti emocionaliai. Tik ji gali susitvarkyti su globalia sistema. Žmogus negali. Per 10 metų Žemę galima paversti antrų rojaus sodų, jeigu tik atsikratytume rankų darbo. Politikai šneka tam, kad gautų palankumą. Mokslininkai, nepaisant to, jog visi tiki, kad Žemė plokščia, sako, jūs klystate. Žemė yra apvali ir štai įrodymai. Jie nešneka tik tam, kad gautų palankumą. Kai išmoksime aukoti savo ego vardan bendrų idėjų, tik tada prasidės tikrasis progresas. Jie nenori, jog tu būtum protingesnis už juos. Egoizmo vedini, jie bando išlaikyti savo lyderių pozicijas. Pasakymas, aš tik eilinis amerikietis, kuris myli šią šalį. Jeigu tau tai nepatinka, mauk iš čia. Lengvai suprantamas. Būtent dėl to daugelis žmonių į viską žiūri pernelyg supaprastintai, nes taip lengviau suvokti. Elkis teisingai ir viskas. O kaip žinoti, kas yra teisinga? Man priekaištauja, kiekvieną kartą, kai užduodu klausimą, tu skaitai paskaitą. Aš nenoriu paskaitos, duok man atsakymą. Paprastų atsakymų nėra, tai per daug sudėtinga. Kodėl vieni žmonės dirba labai sunkiai, o kiti nedirba visai? Nes jie tinginiai, aišku. Bet jeigu mes pažvelgsime giliau į dalykus, kurie prie to privedė, kodėl jis vengia darbo? Jeigu mes gilinsimės į esmę, į tuos veiksnius, kurie keičia žmonių elgesį, tai jau per daug sudėtinga.